studijoje svečiuojasi Naujosios Akmenės mero patarėjas Tomas Martinaitis, jaunimo apskritojo stalo savanorė Viktorija Pociūtė ir Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos informatikos mokytojas Raimondas Vitikas. Šiandien laidoje aptarsime Europos socialinių fondų finansuojamas kryptis, su kuriomis mūsų pašnekovams yra tekę susidurti. Taigi, Raimondai, kompiuterinio raštingumo mokote kiekvieną dieną. Kodėl pasirinkote būtent tokią profesiją? 15 metų bendrauju su kompiuteriais ir manau, kad pasirinkau tai, kas yra man arčiausiai širdies, tai man patinka ir kiekvieną dieną domiuosi. O gal yra tekę mokyti vyresnio amžiaus žmonės? Taip, yra tekę mokyti vyresnio amžiaus žmonės ir netgi pensijinio amžiaus žmonės, senimas jie priimtiniau priima pastabas ir yra netgi lengviau jas mokyti. O kokia jūsų nuomonė yra kompiuterinio raštingumo nauda? Su kompiuteriniam technologijom mes susiduriam visur gyvenime. Tai norėčiau, kad jaunimas atidžiau į tai pažiūrėtų ir siektų gilesnių žinių. Ne tik socialinių tinklų naršymo ir dalyvavimo juose, bet ir ofiso programų, ir programavimo. Toks mano palinkėjimas. Ačiū labai. Viktorija, tavo nuomonė, kas padeda rūpintis bendraamžių veikla ir motyvacija? Mūsų rajone labiausiai padeda turbūt tai, kad mūsų jaunimas labai glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybe. Ir labai gerai sutarėme su savo jaunimo reikalų koordinacija. Kaip tavo nuomonė būtų galima padidinti bendraamžių motyvaciją? Mano nuomonė, pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs ir būti pavyzdžiu kitiems. Pirmiausia, įtraukinėti savo artimiausius draugus ir visą šeimos mano vaikų. Ačiū labai už jūsų atsakymus. Prašom. Iki kitų susitikimų. Kaip jau matėte, laidoje nesulaukėme mero patarėjo Tomo Martinaičio. Kadangi jis yra labai užimtas žmogus, mes išsiuntėme savo laidos operatorių pas jį į savivaldybę. Taigi, Tomai, aktyviai dalyvaujate visuomeninėje veikloje, įvairiose seminaruose ir mokymuose. Kokia jūsų patirtis susijusi su verslumo skatinimu? Jeigu mes kalbame apie priemonės, kuriomis mūsų rajone yra skatinamas jaunimo verslumas, tai turime užsiminti apie jaunimo iniciatyvų garantijų programą, kuri yra šiuo metu vykdoma visoje Lietuvoje ir mūsų rajone yra ypač sėkminga. Štai pavyzdžiui, darbo biržoje aš galiu pasakyti, kad netgi keletą kartų į mėnesį, kas porą savaičių, susitinka darbo biržos atstovai su įvairiais lektoriais iš Lietuvos, iš Vilniaus, iš mokymo centrų, kurie darbuojasi su jaunimu, kuris yra niekur nedirbantis, nesimokantis, kuris darbo biržoje nesugeba rasti darbo. Taigi jauni žmonės, kurie sudalyvauja tuose mokymuose, tikrai yra patenkinti, jie įgyja naujų įgūdžių, įgyja žinių ir vėliau, manau, tikrai sėkmingiau įsidarbina ir randa darbą. Gal galite papasakoti apie projektus mūsų rajone skirtus socialinės įtraukties didinimui ir paramai kovoje su skurdu? Daug yra daroma mūsų rajone kovojant su skurdu, taip pat ir kalbant apie tą socialinę įtrauktį, bet tie ryškiausi rezultatai turbūt būtų pažvelgus į mūsų Agnonų kaimelį, kur praėjusiais metais atidarė nauji vaikų globos namai. Tai jauni vaikai, kurie yra iš tų probleminių šeimų, kurie susiduria su problemomis bendraudami su tėvais, galbūt tėvai turi tam tikrų priklausomybių ir jie teismo sprendimų yra atskirti nuo tų tėvelių, jie keliauja į vaikų globos namus ir galime pasidžiaugti, kad jais tenais yra tikrai gerai rūpinamasi. O jeigu kalbam apie socialinę įtrauktį apskritai, tai vėlgi mūsų rajonas, ne vien apie Europos Sąjungos, bet mūsų rajonas buvo vienas pirmųjų Lietuvoje, kur pradėjo patys skirstyti socialinę pašalpą ir mes turėjome tą galimybę sutaupyti socialinius pinigus, vėliau panaudoti pagal mums manomus tinkamus kriterijus. Ir šią savaitę teko būti fonde Prieglobstis, kuris įsikūręs Akmenėje, kur tenais nuo priklausomybės ligų gydosi problemų turintys su alkoholiu, su narkotikais. Tai taip pat galim pasakyti, kad ten žmonės su jais darbuodamiesi tikrai nuoširdžiai dirba savo darbą ir padeda jiems atsikratyti tų žalingų įpročių ir vėliau vėlgi integruotis atgal į visuomenę ir toliau sėkmingai darbuotis ir atsisakyti savo tų priklausomybių.